Sveiki, kolegos. Tai ką, atėjo šiandien dar viena techninės analizės diena. Tai prasidėksim pro akciją Uber. Visai yra gerų momentų, kurie man labai patinka ir kur galim su minimalia rizika uždirbti pakankamai gerus profitus. Tai parašykit iš tikrųjų komentarę, kokios akcijos yra įdomesnės, ar pigesnės, ar brangesnės, ar tos iki $100, ar brangesnės akcijos, kurių analizės jums yra įdomesnės. Tai taip išsirinksim ateityje, kokias akcijas rinktis, o kokias ne, ar pigesnės, ar brangesnės. Tai okei, žodžiu, jeigu pradedam apie lygius, tai visada lygiai ten, kur kaina reaguoja mūsų, kodėl reaguoja ir kaip galit rasti kitose video, bet iš principo, kur daugiausiai susikirtimo taškų, ten brėžiam lygį, nes ten reiškia, kad tose vietose, tose zonose yra pirkėjų pardavėjų kova vyksta ir ten mes apsprendžiam, kur kaina judės ar į vieną, ar į kitą pusę. Tai va, tai susižymim tas vietas, kur yra mūsų didžiausias pirkėjų ir pardavėjų kovos ir ten ieškom užėjimo taškų. Tai va, tai jeigu žiūrėti šitą lygį, tai čia matom, kaip prieš tai buvo aukštumas mūsų, čia va visur, čia gražios vietos, galit patys pasimti, prasianalizuoti, pabandyti, galit man atsiųsti susibraižę, kokią akciją norima pakomentuosiu. Tai va, tai šiaip žiūrint struktūriškai, Uberis labai kietai atrodo, man patinka iš tikro, kaip jinai struktūriškai gražiai juda, nes va pasižiūrėkit, realiai judėjimas yra blokais tokiais. Tai va, jeigu žiūrėtumėm čia, ne, čia va, šitą vietą. Čia žiūrėkit braižas, jinai vienai zonai pirmie atgal, po to išėjo iš zonos, grįžo patikrint ir žiūrėkit, nuvažiavo čia toliau, ne? Tai va, čia mūsų zoninis judėjimas, ne? Va čia buvo zona, čia va, kai išeina iš zonos, tai va, išeina iš zonos ir va, mes ten ieškom lygių ir užėjimo taškų. Ką mes dabar turim su Uberiu, ne? Tai va, žiūrim tokią įdomesnę vietą, jeigu žiūrėti investavimą, dabar pašnekėkime apie investavimą, jeigu žiūrėti investavimui, tai mano akim reikėtų investuoti čia arba čia. Pirmas pirkimas turėtų būti šitą vietą, antras pirkimas turėtų būti, arba pirmas pirkimas jau nuo jūsų priklauso, ar mėgsta tą kainą skiesti, kaip kiti vadina, ar ne. Tai čia jau priklauso nuo jūsų. Dabar kodėl šitos vietos? Įsijungiam indikatorių savo RVP ir ką mes matom? Mes matom čia tokią labai iškraus low volume zoną gražią. Todėl jeigu aš investicijai žiūrėčiau, čia pradėčiau su mažesnė, kaina grįžta čia, čia pradėčiau su mažesnė pozicija, kokį 30%. O jeigu pakristų dar, tai jeigu poziciją žiūrint, tai va, dar 70 papildyčiau. Kodėl? Nes low volume zonas yra, kur buvo mažai pirkėjų, pardavėjų ir tos zonos labai greit užsipildo. Nu, ta prasme, jeigu kris kaina, čia kadangi nėra daug orderių, nebuvo daug pirkėjų, pardavėjų, tai labai greit ateis iki šito lygio. Nes čia jau buvo stiprus lygis, šita vieta, kur pažymėta, čia buvo stiprus lygis ir vat matos iš karto atsiranda daug pirkėjų, pardavėjų šitoje vietoje. Ir šita zona jau nebekris taip greit, kaip krito iki to, todėl didelė tikimybė, kad jeigu ateis iki čia, kaina atšoks į viršų. Tai čia žiūrėti iš investavimo pusės. Dabar apie spekulaciją pakalbėsim. Tai spekulacijai, ką mes žiūrim valandiniam grafiką, šito irgi turbūt biškai esam pramokę, kas stebi video. Tai va, tai keli variantai. Jeigu rinka stipri, dabar čia yra ant apsisprendimo zonos kaina, šitoj zonai. Tai jeigu mūsų kaina laikysis taip, tada mes bandom užeiti čia, stopas žemiau lygio, mūsų profitas, kur dedam, kad pasiemam pinigus su ta vieta. Dar geresnis variantas, kadangi turėsim earningsus vasario pradžiai. Kitas variantas, kad per earningsus kaina šokstų į viršų, grįžtų iki čia patikrint, vieną kitą dieną va tai padarytų ir pradėtų važiuoti. Mūsų užėjimas šitą vietą. Stopas aiškus, profitas procentaliai jau skaičiuojam, kas kurioje vietoje palei strategiją nusiminėjo. Čia būtų long pozicija. Čia jeigu turim stiprią rinką, Trumpas nešneka nesąmonių ir viskas rinkoje vyksta puikiai, tai atrodytų taip. Jeigu žiūrėt short pozicijas, tai short pozicija atrodytų taip, kad kerta mūsų lygį, o čia grįžta, tikrina ir matom, kad jinai silpna. Čia mūsų užėjimo zona, čia mūsų stopas. Profitą pasiemam va čia, praėjusiai buvusiai žemumoj, tai šitą vietą.
Tai mūsų kaina kai važiuoja, davažiuoja iki čia, mes čia pasiemam pinigus ir uždirbam šito skirtumą, ne? Tai čia apie $20. Kitas variantas, jeigu žiūrėt short, turim earningsus, per earningsus kaina atsimuša į šitą lygį ir nepramuša. Jeigu nepramuša kainos virš, ką reiškia, kad kaina važiuoja žemyn. Planas aiškus, užėjimas čia, stopas čia, profitą pasiemam šitoje vietoje. Viskas labai paprasta. Tai čia žiūrėti, jeigu spekulacija, svinga, trading, investavimo lygis jau apkalbėjom. Kitas variantas, jeigu per earningus nukris šitą zoną, kalbėjom apie investavimą, taip ir spekulacijai šitą zoną yra tinkama. Kodėl jinai tinkama, nes va čia, žiūrėkit, buvo labai daug atšokimų. Tai jeigu kaina pakris, ne, per earningsus iki čia, tai mes žinom, kad mes čia galim bandyti short šūvį. Čia užeinam, stopas aiškus, mūsų žemiau lygio, profitas aiškus, dalį nuimt galim čia, jeigu matom, kad akcija stipri, važiuoja toliau, tada dalį galim nuiminėti čia, čia jau viskas priklauso nuo mūsų strategijos turimos. Dar ką noriu parodyti, tai disbalansą mūsų Uberio, tai čia viskas labai gražu, labai gražiai atrodo. Žiūrėkit, kaina kilo, o disbalansas didėjo. Ką reiškia? Įsivaizduokit, kad kas jau klauso seniau, supras patys, kas ne, tai išgirsit pirmą kartą. Tai čia reiškia, kad akcija buvo pardavinėjama, įsivaizduokit, akcija pardavinėjo, o kainos kilo į viršų. Ką tai rodo? Kad čia yra rinkoje stiprus žaidėjas, kuris supirkinėja akcijas Uberio. Ir -3% disbalansas jau galima galvoti apie spekulaciją. Tai ilgojo laikotarpiu jinai čia buvo supirkinėjama ir va čia labai gražus momentai, kur jinai va eina į viršų, o žiūrėkit, jos disbalansas didėja į čia. Šitos vietos buvo puikus supirkinėjimas, aišku, čia dabar jau žiūrim po faktų, bet jeigu būtumėm vietai matę, tai čia va būtumėm pirkę ir uždirbę $10. Kas liečia apie spekulaciją. Kas liečia investavimui, tai atrodo puikiai. Tik tai turim, kaip jau žinom, susirasti savo užėjimo taškus, kuriuose vietose mes žiūrim į pirkimą. Ir šitą akciją turint galim sėdėti pakankamai ramiai. Žiūrėkit, viskas kaip į knygutės. Viršutinis grafikas kyla, apatinis leidžiasi, akcija išparduoda, bet kaina nekrenta. Ką tai rodo, kad yra rinkoje didelis žaidėjas ir ilgainiui, kad kaina kils. Tai šiandien turbūt tiek aptariam. Dar noriu pasakyti dėl Discordo bendruomenės, kad nuo vasario 1 startuojam su Discord bendruomenė. Tai kam įdomu pasimokyti tradinti, pasimokyti, kaip susirasti akcijas, dalinsiu su savo patirtim, būsim kiekvieną dieną, prekiausim kartu, žiūrėsim, ieškosim idėjų, jau yra prikaupta nemažai prikelta medžiagos, tai su idėjom investavimo, tiek į swing poziciją, tiek investavimo, spekulacijas, tai jeigu įdomu, brūkštelkite mailą, įdėsiu į grupę, savaitę galėsit pabūti nemokamai, pasibandyti, gal bus įdomu, neįdomu, tai neįdomu. Tai tiek, tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad išklausėte iki galo ir gražios dienos, gražaus likusio savaitgalio, iki.